Labas, malonų žiūrovai. Pasaulis greitai kinta. Ypatingą reikšmę šiandien įgyja informacija, žinios, kompetencija, gyventojų, verslininkų bei valdžios gebėjimas naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Tokia veikla remiasi skaitmeninėmis technologijomis grindžiamais darbo įrankiais ir metodais. Atsiranda naujų verslo, viešojo administravimo, darbo, mokymosi ir kultūros plėtojimo galimybių. Vienoje iš praeitų laidų kalbėjome apie tai, kad nesame prastesni už kitus. Šiandien norėčiau pažiūrėti, kaipgi mes atrodome elektroninėje, arba kitaip tariant, skaitmeninėje erdvėje. Panagrinėsiu porą aspektų. Vienas tai būtų mobiliosios technologijos, o kitas skaitmeninės, internetas. Kol kas kai kurios pasaulio šalys dar tik svarsto galimybę įdiegti elektroninę mokėjimo už automobilio statymą SMS žinutę paslaugą. Lietuvoje šią paslaugą galima naudotis jau 8 metus. Europoje ir pasaulyje regis buvome pirmieji šioje srityje. Dažnam Lietuvos vairuotojui žinomas jausmas, kai kišenėje kaip tyčia nėra monetų, o už trumpiausią stovėjimo laiką reikia sukrapštyti bent 1 litą. Šiuo metu už automobilių stovėjimą mokamoje vietoje galima sumokėti 3 būdais – monetomis, kortelėmis ir SMS žinutėmis. Žinant, kad mobiliojo ryšio telefonus mūsų šalyje turi beveik kiekvienas gyventojas, kitas dar ir ne po vieną, ši paslauga gana greitai prigijo. Pradžioje paslaugą buvo galima naudotis Vilniuje ir Kaune, vėliau Trakuose ir Klaipėdoje, dabar ir Šiauliuose. Artimiausiu metu šalies mobiliojo ryšio operatoriai ją planuoja pristatyti ir kitose Lietuvos miestuose bei privačiose automobilių aikštelėse. Ten kaip galėstauti, kad šiame sąraše dar nėra Panevėžio. Argumentas, kad įvedus mokėjimo SMS žinutę paslaugą sumažės darbo vietų, atrodo nerimtai. Juk yra aibė galimybių nukreipti atsilaisvinusias rankas kitiems darbams. O pinigų į biudžetą turėtų subirėti daugiau. Juk nepaslaptis, su žmogumi galima mėginti susitarti. Su automatu, kažin. Paslauga veikia efektyviai. Jie naudojantis patogu planuoti stovėjimo laiką, o likus 15 minučių iki laiko, už kurį sumokėta pabaigos, informuojama SMS žinutė. Tuomet telefonu galima sumokėti už papildomą stovėjimo laiką. Norint naudotis paslaugą, reikia prie automobilio stiklo priklijuoti specialų mobiliojo mokėjimo lipduką ir užregistruoti jo brūkšninį kodą. Tie patys lipdukai galioja visose miestuose, kuriuose teikiama paslauga. Vakar, kai rinkau informaciją apie tai, aptikau, kad vienas iš mobiliojo ryšio operatorių regis ima 5 litus už tą lipduką. Kiti 2 tikrai ne. Galbūt situacija dabar pasikeitė. Boston Consulting Group nustatė, kad praėjusiais metais 73% namų ūkių Britanijoje turėjo prieigą prie interneto, o 62% visų suaugusiųjų ką nors pirko internetu. Iš šios įžangos jūs turbūt supratot, kad kalbėsime dabar apie verslą, paslaugas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Lietuvoje šis skaičius yra 10,8, o ES vidurkis 37. Tai reiškia, tiek gyventojų bent kartą naudojasi elektroniniu pirkimu. FTTH Council Europe duomenimis, nuolat plečiant šviesolaidinio tinklo linijas ir sparčiai augant vartotojų skaičiui, Lietuva išlieka reitingo viršūnėje pagal šį ryšį naudojančių namų ūkių dalį tarp kitų 17 Europos valstybių, kuriuose daugiau nei 1% namų ūkių yra plačiajuosčio šviesolaidinio interneto abonentai. Tai va, remiantis šiais duomenimis, Lietuva lenkia Skandinavijos šalis ir patenka tarp 5 pirmaujančių šalių, kurios priklauso Europos Sąjungai. Be Lietuvos reitingų viršūnėje laikosi Slovėnija ir Slovakija. Šie skaičiai parodo, kad Lietuvoje sukurta gera galimybė naudotis skaitmeniniais instrumentais, kurios protingai naudojant galime sutaupyti daug laiko, vadinasi ir pinigų. Manau, gana greitai besinaudojančiųjų elektroninė prekyba skaičius didės. Jau ir vienas prekybos centrų tinklas kuria šią paslaugą.
O dabar truputėlį apie tai, kaip mums teikia ar žada teikti paslaugas valdžia skaitmeninėje erdvėje. Informacijai. 2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo paslaugų direktyva, kuri yra ES teisės dalis ir jos tikslas palengvinti verslo paslaugų teikimą ir gavimą ES. Tai va, direktyva reikalauja, kad visos ES valstybės narės panaikintų nebūtinas teisinės ir administracinės kliūtis, trukdančias įsikurti ar siūlyti savo paslaugas kitoje ES valstybėje. Šiek tiek trumpai apie šią direktyvą. Tai va, jos tikslas yra palengvinti, įkurti verslą, tai yra įsisteigti, teikti paslaugas per sieną, tai yra laikinos paslaugos neįsisteigiant kitoje ES šalyje. Paslaugų gavėjų apsauga, tai yra vartotojai negali būti diskriminuojami dėl pilietybės ir gyvenamosios vietos, administracinį bendradarbiavimą, kitaip sakant, atsisakyti nepagrįstų apribojimų. Kokiegi pasiekimai šioje srityje mūsų tėviškėje? Praeitų laidoje minėjau apie viešą įstaigą eksportuojantį Lietuva. Tai va, joje yra įkurtas paslaugų ir gaminių kontaktinis centras. To centro tikslas – padėti verslui susitvarkyti administracinės procedūras reikiamiems leidimams gauti elektroniniu būdu. Kaip jie patys save pavadino, esam lyg tai kokie biurokratų negeriečiai. Per portalą, įsidėmėkit, www.verslovartai.lt yra galimybė elektroniniu būdu pateikti dokumentus valstybės ar savivaldybės institucijai, leidimui, licencijai gauti ar papildyti, reikia turėti elektroninį parašą. Ši paslauga nemokama. Valstybės ir savivaldybės institucijos yra teisiškai įsipareigojusios priimti dokumentus elektroniniu būdu per pranešimų dėžutės sistemą, apie kurią šiek tiek pakalbėkime. Tos dėžutės privalumai šios sistemos. Tai laiko ir resursų taupimas. Čia aktualu tiems, kuriems gali prireikti šių prekybos leidimų. Pirotechnikos, alkoholio, ginklų, tabako, tauriųjų metalų, lombardo veiklos, turizmo, tai yra kelionių agentūros viešbučiai. Taip pat per šią sistemą galima įsigyti kitų sričių leidimų. Pavyzdžiui, įrašymas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Arba teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas. Arba Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio liudijimas. Arba, kitaip tariant, asmens įrašymas į Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio registrą ir egzaminų laikymas. Kaip tai padaryti? Minėtame portale atrandate reikiamą leidimą ir viso leidimo gavimo procedūros aprašymą. Toliau. Išsaugote asmeninėme kompiuteryje prašymo formą, ją užpildote. Tada nuskanuojate pateikti reikiamus dokumentus. Jeigu yra reikalavimas, pavyzdžiui, įmonės pažymėjimą, įstatus. Toliau. Pasirašote visus reikiamus dokumentus elektroniniu parašu. Elektroninį parašą jau daugelį žinote, naudojantis juo per elektroninę bankininkystę jūs galite, tarkim, deklaruoti savo pajamas ir turtą. Prie pranešimo dėžutės prisijungiate kaip verslo atstovas. Ir siunčiate prikabintus ir pasirašytus dokumentus institucijai. O va čia įdomu. Išsiuntus dokumentus galima stebėti, kada institucija atsidarė jūsų laišką. Ir nuo tada galima skaičiuoti terminą. Leidimo išdavimo terminas yra nurodytas prie kiekvieno leidimo. Institucija jūs privalės informuoti apie leidimo išdavimą per nurodytą terminą. Tikrai labai patogu, nes nereikia niekur važinėti. Jei kam reikės licencijos, specialistai iš to centro gali atvažiuoti ir padėti pirmą kartą prisijungti pranešimo dėžutę ir įsiųsti jūsų dokumentus. Po to jau bus lengviau ir aiškiau. Na, sakyčiau, tas pats, kaip naudotis elektroniniu paštu. Šio portalo funkcijų ateityje daugės. Bus galima įsigyti, kad ir patentus. Tiesa, vakar įdomumo dėlį mėginau paieškoti, kaip jį įsigyti, paaiškėjo, kad tos paslaugos dar nėra. Priminsiu adresą. Jums tikrai jo prireiks. Tai www.verslovartai.lt. Įtariu, kad išpopuliarėjus šiam portalui,
Kai kuriuose leidimus išdavinėjančiose struktūrose gali atsirasti laisvų rankų. Bet juk laisvą energiją galima panaudoti visuomenėms reikmėms. Tiesa? Iki susitikimų. Su jumis buvo Rimantas Serba.